Sveiki visi, mano vardas Vilma ir šiandien noriu pakalbėti apie nervų sistemą. Dabar gyvenam tokį laikotarpį, visi labai skubam, lekiam, daug įtampos, visur turim suspėti, vaikus nuvežti į būrelius, patys turim nueiti pasportuoti. Visi rekomenduoja pabūti kuo daugiau gryname ore, pasivaikščioti. O kur dar namų ruoša, maisto gaminimas. Ir visa tai kelia stresą ir įtampą. Ir kas geriausiai būtų nuimti tą stresą ir įtampą, kas labiausiai padeda, tai B grupės vitaminai. Nervų sistema reguliuoja labai daug funkcijų. Tai ir emocijas, elgesį, kalbą, atmintį, mąstymą, intelektą. Ir turim pasirūpinti, kad mūsų nervų sistema būtų stipri. B grupės vitaminai sustiprina ne tik nervų sistemą, bet B grupės vitaminai yra labai reikalingi ir kitų organų geram funkcionavimui. Svarbiausia, kad B grupės vitaminai kad patektų į ląstelę. Turbūt žinot, kad yra tokia gyvybinė grandinė ir kad būtų geras pasisavinimas, turi visa ta grandis gerai funkcionuoti. Ir aš užsirašiau, kad nepamirščiau, nepraleisčiau kokios grandies. Tai turi būti baltymai, mineralai, vitaminai, fermentai, angliavandeniai, lipidai ir steroliai. Jeigu visa ta grandinė funkcionuoja nepertraukiamai, tada yra geras pasisavinimas ir tada mes gaunam gerai, mūsų organizmas gauna vitaminus B grupės. Aš esu pasirinkusi, pastoviai vartoju profilaktiškai B grupės vitaminus Neolife kompanijos Formulė 4+. Tai yra visa B grupės šeima ir čia dar yra mikroelementų, tokių kaip varis, selenas, chromas, cinkas, yra folio rūgšties, jodas. Tad vartodama šitos maistinės medžiagas, šitos vitaminus, aš gerai jaučiuosi ir tikiu, kad mano nervų sistema gerai veikia, gerai esu stipri nervų sistema ir tuom džiaugiuosi. Jeigu jums informacija atrodo naudinga, pasidalinkit su savo draugais, o jūs parašykit komentarę, ar vartojat kokių B grupės vitaminų, ar ir kaip stiprinat savo nervų sistemą. Ačiū, kad klausėt ir iki rytojaus.